Wow, welcome to Tetris. Sveiki, šiandien pamėginsiu parodyti, kaip su ChatGPT galima sukurti žaidimus, neturint visiškai jokių programavimo žinių. Parodysiu 3 lygių žaidimus, pradėsiu nuo lengviausio ir video eigoj užduotis vis sunkės. Visus žaidimus kursiu su HTML, CSS ir JavaScript, kad nereikėtų įrašinėti jokių papildomų kodo apdorojimo programų ir panašiai. Galėsim žaidimus pasileidinėti tiesiog savo naršyklėse. Ir, tikiuosi, kad video bus labai paprastas ir pamatysit, kad ir patys tai gali padaryti ir nebijotinai lauksiu jūsų rezultatų po Nobelio Facebook puslapyje arba galėsite pasidalinti savo rezultatais čia pat YouTube komentarų skiltyje. Taigi nieko nelaukia, pradėkim. Ir pirmas žaidimas, kurį paprašysiu ChatGPT, kad jis sukurtų, tai yra atspėk skaičių, ypatingai paprastas žaidimas, ir tam, kad tai galėtum daryti, siūlau iš 4O persijungti į 4O with Canvas. Tokiu atveju mes šalia esančio laukelio matysim visą kodą ir taip pat patys galėsim koreguoti, tarkim, rašyti kažkokius meniu pavadinimus ar kažką, parodysiu video eigoj. Taigi įrašau paprastą užklausą, kad sukurtų paprastą atspėk skaičių žaidimą su HTML, CSS ir JavaScript. Ir nuo to pradėkim. Kaip matot, šone atsirado Canvas funkcionalumas ir realiu laiku matom, kad sugeneravo kodą ir jis yra vos 80 eilučių. Gerai, išsikopijuojam ir mums reikės paprastos programos, kuri vadinasi TextEdit on Mac arba Notepad Windows'as, ar ne? Taigi įkopijuojam kodą. Tiesa, su Mac'u šiek tiek yra kitaip. Mes čia turim nueiti į Settings ir pasirinkti ne Rich Text, o Plain Text. Ar ne? Ir lygiai taip pat Display Files as HTML. Tai, kad būtų galima atvaizduoti HTML. Jeigu naudojat Windows'us, ten yra kur kas paprasčiau. Tiesiog pačius failus reikės pavadinti ne žaidimas.txt, o žaidimas.html. Gerai, padarė šios pakeitimus, jeigu naudojat Mac, grįžtam į mūsų kodą ir tada jį tiesiog išsaugom ir naujas failiukas atsiranda ant mūsų ekrano. Pasidarau, kad jį atsidarytų su Safari. Štai taip paprastai turim paprastą žaidimą, kur turim atspėti skaičių nuo 1 iki 100. Taigi pabandykim, ar veikia. Rašykim 50, skaičius per mažas, rašykim 75 per didelis, 60 per mažas, šiam 5 per mažas, šiam 6, šiam 7, šiam 8, šiam 9, ok, 70, čia toksai žaidimukas. Sveikiname, atspėjote skaičių. Vėlgi, šį žaidimą mes galėtum toliau tobulinti, tačiau visą šį tobulinimą pasiliksiu pačiam paskutiniam žaidimui, kurį pasitengsim padaryti iš tiesų labai įspūdingą. Todėl šį žaidimuką sukūrė gan paprastai ir greitai ir lengvai, o dabar pereikim prie antro žaidimo, kuris vadinasi Gyvatėlė. Tikriausiai visi žinote labai seną ir labai populiarų žaidimą, kuris būdavo Nokia telefonuose. Tai būtent tokį pat pabandysim atkartoti dabar su ChatGPT pagalba, kuris veiktų mūsų naršyklėje. Rekomenduoju prieš pradedant kiekvieną projektą tiesiog uždaryti jau esamą ir pradėti viską iš naujo. Tai bus ženkliai patogiau ir ChatGPT nesimaišys, nes, jisai turi atmintį ir kartais gali susimaišyti su užklausom, su reikalavimais. Todėl švarus lapas, išsprendžia daug problemų. Taigi prašau, kad sukurtų mūsų sekantį žaidimą, šiek tiek sudėtingesnį, tai bus Snake žaidimas su HTML5 Canvas elementais ir žaidimas turėtų turėti judančią gyvatėlę ir visą kitą logiką, kuri buvo originaliam klasikiniam žaidime. Jeigu vėl paspaudžiam, kaip matote, atsiranda Canvas langas, man jis labai patinka, labai primena Cloud'e, tačiau šiek tiek daugiau funkcionalumo. Gerai, tai užtruko vos kelias sekundės, aš spėjau pasakyti vos kelius žodžius ir žaidimas užbaigtas. Ar jisai veikia, sužinosim išsikopijavę ir įkopijavę tekstą į teksto tvarkyklę ir tuomet jį išsaugom. Taigi pavadinsim žaidimas 2 ir tai bus HTML failas. Taip, išsaugom kaip HTML ir pamėginam jį pasileisti. Ok.
Žaidimas prasidėjo iš karto, net nespėjau sureaguoti. Pabandom iš naujo. Ko gero reikėtų perkrauti naršyklę. Taip, spaudžiu viršų į kairę. Štai matot, viskas veikia. Bandykim pasirinkti. Aha, šiek tiek per anksti paspaudžiau. Nes labai arti senelės. Na, kas čia yra? Drąsos daugiau reikia, Aurimai. Štai, kaip matot, ir gyvatėliai ir pailgėja. Tai, na, iš pirmo karto viskas veikia puikiai. Gaila, kad įrašinėjau video, nes iš tikrųjų norėčiau pažaisti ilgiau, nes toks klasikinis žaidimas, na, jis sukuria daug gerų emocijų. Šį žaidimuką pasiliksiu, jis toks labai paprastas ir lengvai valdomas ir aš jį dar pažaisiu, nufilmavau šitą video būtinai. Pasinaudoję tą užklausą, kurią rodžiau ekrane, na, jūs galite susikurti lygiai tokį patį žaidimuką savo ir pasismaginti, prisiminti senus laikus. Gerai, o dabar bus pati įdomiausia video dalis, nes pamėginsim sukurti Tetris su gražia grafika, su funkcionalumu, su statistika, skaičiais, galbūt garsais, jei pavyks. Ir, na, nieko nelaukia, pradedam iškart dabar. Vėl, kaip rekomendavau anksčiau, rekomenduoju uždaryti projektą prieš pradedant naują. Ir štai, įsikopijuosiu kitą užklausą, tai sukurk Tetris žaidimą, naudojant HTML5 kanvas, įtrauk pagrindinės Tetris funkcijas. Tetris, kiek man teko domėtis, sudėtingiau yra sukurti, na, nes ten yra tam tikra logika. Ir, na, pasižiūrėsim, iš anksto nieko nenoriu prognozuoti, pažiūrėsim, kaip su tuo susitvarkys. Kaip matot, greitis yra absoliučiai neįtikėtinas, vos kelios sekundės ir mes turim 184 eilutės kodų. Tai yra labai įspūdinga, joks programuotojas žemėje taip negalėtų padaryti, ar ne? Gerai, vėlgi, tie patys veiksmai, išsikopijuojam, kopijuojam į mūsų teksto tvarkyklę ir išsisaugom kaip, na, šį kartą pavadinsiu Tetris HTML ir pamėginkim pasileisti. Gerai, vėl su rodiklytėm viskas veikia, nors to nenurodžiau. Yra klaidų, nes kai paspaudžiu į viršų, na, gerai. Įdomu, kad spalvos atsiranda tik tada, kai nusileidžia. Pasižiūrėkim. Aha, matot klaidą, kai apsuko, dingsta dalis figūros ir žiūrėkim, kas atsitiks. Aha. Na, tik yra klaida, kad figūros pasikeičia, kai jas mėginu apsukti. Gerai, sustabdykim žaidimuką ir apie tai papasakokim ChatGPT. Taigi, pasiskundžiau ChatGPT, kad žaidimas, na, veikia, tačiau spaudžiant rodiklį į viršų pasikeičia figūros norma. Ir paprašiau, kad tai ištaisytų. Ir dabar žiūrėkim magiją, kaip dešinėje esamas kodas yra realių laikų peržiūrimas ir patvarkomos klaidos. Štai ChatGPT sako, kad pakeitė kodą taip, kad figūrų sukimas negrąžintų į ankstesnę formą. Jei įvyktų sutarimas vienoje vietoje, aha, čia, na, pasižiūrėkim, ar pakeitė tai, ką norėjom. Taigi vėl išsaugom ir pamėginam pasileisti atnaujintą versiją. Na, vis tik tai dingsta mūsų figūrėlės. Aš manau, kad šiuo atveju būtų protingiausia tiesiog pradėti projektą visiškai nuo nulio ir pasižiūrėsim, kaip jis sukurs žaidimą šį kartą. Manau, tai buvo protingas sprendimas pačioje pirminėje žaidimo kūrimo fazėje, kad pakeisti viską, kol dar nėra per vėlų, nes kai pridėsim papildomą funkcionalumą, na, keisti pradinį kodą gali būti šiek tiek sudėtingiau. Na kągi, išbandykim naujausią žaidimo iteraciją. Pirmiausia, pasižiūrim į viršų, veikia apsukimas ir nedingsta detalės, tai yra labai gerai.
Tik pačios detalės yra skirtingų spalvų. Na, bet palikim tai kaip yra, pasižiūrėkim, ar užpildžius eilutę jinai dingsta. Viskas atrodo kaip veikiantis žaidimas. Gerai, štai nuo šitos vietos mes galim pradėti tobulinti žaidimą. Pirmiausia, galvoju, kad reikėtų pridėti taškų sistemą, nes, na, dabar figūrėlės tiesiog krenta ir mes jokių taškų už tai negaunam. Taigi paprašau ChatGPT, kad pridėtų taškų sistemą į Tetris žaidimą. Ir kaip matot, vėl visas kodas yra peržiūrimas, yra perprogramuojamas tam tikros vietos, kurios bus atsakingos už taškų skaičiavimą. Štai pridedama, kaip matot, taškai. Vėlgi peržiūrėjo visą kodą, kodas šiek tiek pailgėjo. Pabandykime išsikopijuoti ir pažiūrėti, ar padarė tai, ką mes prašėm, tai yra ar pridėjo taškų sistemą. Gerai. Tik taškų aš nematau. Pabandykim panaikinti bent vieną eilutę, gautumėt ne. Taškai neatsiranda, kadangi problemos nepavyksta įspręsti. Padariau tiesiog ekrano nuotrauką, kad ChatGPT pamatytų, kaip tai atrodo. Ir gal panaudojęs Vision galės tai sutvarkyti. Kaip suprantu, problema kažkur yra su spalvom. Na štai pagaliau. Tik įkėlė parodyti, kaip atrodo jo kodas. Mes gavom. Gerai, tik įdomu dabar. Kiek aš žinau, originaliam Tetri, kiekvieną kartą padėjus figūrėlę būdavo skaičiuojami taškai. Tačiau tai nevyksta dabar. Panaikinus eilutę, mes gaunam taškus. Labai gerai. Ir gavom ženkliai daugiau taškų už 3 eilutės iš karto. Tai logika turėtų tokia ir būti. Aš galvau, kad šios pakeitimus reikės ChatGPT papasakoti, kad jis su jos padarytų, bet, na, matomai šį funkcionalumą jis implementavo jau pats savaime. Na, dabar, kai jau turim taškų sistemą, manau, atėjo pats laikas patobulinti grafinį dizainą. Ir štai ChatGPT paprašysiu patobulinti Tetrinis žaidimo grafinį dizainą, pridėk šiuolaikiškų spalvų paletę, šešėlius figūrom ir animacijas sunaikinant eilutes. Taip pat sukurk stilingą žaidimo pradžios ir pabaigos ekraną. Na, nekantrauju pamatyti, ką ChatGPT padarys. Ir kaip matom, iš karto kybo darbuotis, pakeis mūsų kodą. Mūsų žaidimas užima kone 300 eilučių. Pažiūrėsim. Oha. Tai išsiplės, ko gero, iki 400 galbūt. Ir pažiūrėsim, kaip gražiai tai atrodo. Štai patobulinant Tetris žaidimą, grafinį dizainą, įtraukė šiuolaikišką spalvų paletę, šešėlius figūrom, eilutės sunaikinimo animaciją. Taip pat sukūrė žaidimo pradžios ir pabaigos ekranus. Gerai, dabar žaidimas turėtų atrodyti daug patraukliau. Jau išsikopijuojam, išsisaugom ir pasileidžiam žaidimuką. Wow, welcome to Tetris. Visą tai galėsim pakeisti, tai galės būti pono obuolio Tetris. Arba jeigu jūs kūrite savo, ar norite nustebinti, tarkim, savo antroją pusę arba bendradarbius, tai vėl galite sukurti personalizuotą žaidimą. Gerai, start game. Wow. Iš tikrųjų turim šešėlius ir matom pačias. Na, man įdomu, kokią animaciją sukūrė eilutės sunaikinimai. Na, sumirgėjo kažkas. Tai labai gerai, kad neprisistengė, kad, na, nepridėjo ten kažkokių sprogimų ar fejerverkų. Ok. Na, žaidimas veikia. Taškų sistema veikia ir žaidimas, na, tikrai atrodo pakankamai gražiai. Taigi, sekantis dalykas, kurį dar norėčiau implementuoti tam, kad žaidimas būtų išbaigtesnis, tai ko gero pridėti garsus. Na, garsai, kai eilutė panaikinama, kai leidžias arba sukinėjas figūrėlės ir pateiksiu štai tokią užklausą. ChatGPT, įtrauk garso efektus į Tetris žaidimą, pridėk garsus figūrų sukimui, nusileidimui ir eilučių sunaikinimui, na ir kažkokia fonė muzika. Tai man galvojant šitą užklausą, na, pati fonė muzika, aš tokia įsivaizduoju labai retro. Ne, žiūrėsim, kaip gausis ir ar gausis. Niekada iki šiol nesu nieko daręs su ChatGPT ir su muzika.
na, muzika yra Sono AI ir kiti dirbtinio intelekto modeliai. Tarp kitko kilo idėja, kad jeigu tobulint šitą žaidimą, mes galim su Suno AI susikurti muzikėlę ir ją tiesiog įtraukti į šį žaidimą. Ir, na, pasižiūrėkim. Garsų negirdžiu. Bandykim išbaigti eilutę. Ne, garsų negirdžiu jokių. Ok. Na, kaip suprantu, mums kažkur šalia žaidimo reikėtų prisidėti būtent šiuos failiukus, ar ne? Background music, rotate MP3, drop MP3, line clear MP3 ir taip toliau. Taigi, muziką palikim galbūt kitam kartui, arba jeigu jūs norėsite paeksperimentuoti, galite, na, kaip ir ką tik sugalvojau, su Suno AI susikurti muzikėlę, ją pridėti. Taip pat galite susikurti garso efektus ir padaryti, na, žaidimą tokį išbaigtesnį. Bet pabandykim įsivaizduoti, kad su šia užduotim susitvarkė. Taigi tai buvo paprastas video parodyti, kokias yra ChatGPT 4 galimybės ir kaip tai patogu daryti su Canvas, nes, na, jūs galite peržiūrėti visą kodą. Dabar jūsų eilė išbandyti kodavimą su ChatGPT ir labai norėčiau apačioje rasite nuorodą į pono Oblio Facebook puslapį ir jeigu jums pavyks susikurti kažkokių įdomių žaidimų, na, ar bet kokių, kad pasidalintumėte ar tai vaizdo įrašu, ar komentarais. Komentarus taip pat galite palikti ir po šio video esančioje komentarų skiltyje. Taigi, lauksiu jūsų darbų, o jeigu šis video jums patiko, būtinai paspauskit like, pasidalinkit su draugais, kuriem galbūt aktualu, nepamirškit užsiprenumeruoti kanalo ir iki sekančio video. Ate!